Labas, jau galvojom, kad šiemet niekur nevažiuosim daugiau miestelių apžiūrinėti, bet oras geras šiandien, Vilniui sėdėti neįdomu, tai sugalvojom, kad kažkur netoli galima pavažiuoti ir atvažiavom iki Vievio. Ir savo pasivaikščiojimą pradedam nuo tokio gal, nežinau, visiems žinomiausio objekto, nuo Vievio cerkvės. Čia vis labai matosi važiuojant autostradą, tai jeigu jau važiuoju pro Vievį, tai ją būtinai pamatysi. Ir pirmas įspūdis, tai čia, kad labai triukšminga. Čia sustojom, mašiną palikom prie Maksimos, perėjom gatvę per pėsčiųjų tiltą ir kiek ten palei įeina, tai baisulinis triukšmas nuo automobilių. Tai kas gyvena šitoj pusėje, tai čia jau nelabai jiems faina. Tai va, dabar pavaikščiosim čia, daugiau šitoj pusėje gal ir nieko gero nėra, tada eisim jau į tą pusę, kur visas miestelis. Triukšmas tai čia žiaurus ir pastatyti atitvarai, tipo turėtų triukšmą apsaugot nuo triukšmo, tai kažkiek apsaugo, bet vis tiek baisiai triukšminga ir, nežinau, vasarą išėjus pasėdėt čionais kieme, tai jau ne kažką. Nefaina visai. Geriau Vilniuje bute gyventi. Jau šitos pusės tai jo, gamta jau čia nepasidžiaugsi. Vaikščiom ir priėjom ežeriuką ir apie Vievį nuomonė iš karto pagerėjo. Čia ramybės yra ir ežeras gražus. Vaizdas labai fainas, kad tolumoje ten matosi už ežerų pievos, miškai. Tai kažkaip iš karto labai viską pataiso. Ir visai jau čia būtų galima ir gyventi tada, jeigu ne prie autostrados. Aha. Prie ežero. Jo. Gulbės plaukėja, antis plaukėja. Visai kitas reikalas iš karto. Mašina nesikirdi, tik ošimas kaip prie jūros. Visai žymiai daug geriau. Panašu, kad nieko. Nei vieno. Bet čia kažkoks suvaldytas. Kažkieno būta, bet jis išsikraustė. Išsikraustė, kai padarė viešbutį. Aha. Kai paskelbė, kad tai viešbutis. Nieko, visai. Matosi, kad gyventa, bet dabar ne. Nors gal aš tikiuosi, kad knibždės, žinai. O pasirodo, kad ten tiesiog. Kultūra kažkokia. Aha. Kur, čia biški? Dar čia kažko. Nežinau, ar toliau verta eiti. Ne, tai kad nebėra. Ta kelias dabar toks tik lieka. Ar gal grįžtam į viršų lipam? Aš manau, gal grįžtam atgal ir tada dar ten toliau paėmėm. Už to paplūdimėlio. Pasižiūrėt, kas tenais. Gerai. Čia kriauklytės akmenį matosi.
spalva lyg ir kitokia, bet neatrodo, kad čia būtų priklijuota klijais. Panašu, kad galėjo būti, kai skulptūrą darė, praskėlė akmenį. Nerado šitas kriauklytis prieš istorinės, ar kaip čia jas pavadinti. Fosilijos vadinasi, ar ne? Tik norėjau sakyti. Jo, ir čia. Bet aš kažkaip sunkiai tikiu, kad čia tas gal. Nu, bet va toks, kur mažas yra. Nu, nebusgi čia tiesiog taip įklijuota. Sakyčiau labiau, kad čia tikra. Iš kitos pusės nėra? Ne. Ne. Nu, man tai tikroviškai atrodo. Būčiau linkęs tikėt. Vietos ne. Išbandai treniruoklius? Na, žinai, geresnė nei Elektrėnuos, nes tenais judėjo viskas. Atsargiai apie Elektrėnus. Nenorim nesusipratimų. O ką ten daryti reikia? Kur? Priešais. Man atrodo, jau kažko nevėjo. Čia jau nuardytas. Aha. Na, ten viskas aišku. Tas smagus iš šonas. Čia dar va yra. Bet gal čia ne šitą pusę stot? Ar ten stot? Nuskris kojas. Visai fainai. Gal tu nori pabandyti? Ne, gal nenoriu. Galėjai priešingą pusę gražų vaizdą padaryti. O dabar tai žiūri į krūmus. Bet čia, kad gražus vaizdas neblaškytų sportuot. Bet smagiau būtų ilgiau sportuotų. Ne? Niekam nesi per didelis pasisupt ant supynių. Bet čia kitokios supynės. Koks skirtumas? Supynės yra supynės. Girgžda kaip mano sąnariai? Ne. Dar blogiau. Dar blogiau? Į Vievį atvažiavom labai taip neplanuotai, iš anksto buvom nesusiplanavę, tai kažko ir nelabai pasižymėjom, ką čia galima labai pamatyti. Ką žinojau, tai kad vat yra ežeras, yra ta cerkvė, bažnyčia. Žinau, kad dar yra kelių muziejus, bet man atrodo, jis jau tokiu metu, kai mes čia vaikščiom, tai jau nelabai gal ir būtų dirbęs. Tai jį neužėjom. Šiaip iš anksčiau, tai mes planavom čia dar vasarą atvažiuoti. Ir norėjom nuvažiuoti minigolfą pažaisti, nes čia yra netoli minigolfo aikštynas. Bet šiandien jau kažkaip ir šalta, ir vėjas, ir tingulys jau toks užeina. Tai šitą vietą aplankyti galvoju gal kada jau, kai bus šilčiau kitais metais. Tai vat, šiaip ten kiek mačiau nuotraukose, tai jis labai fainas, kokybiškai viskas ten gražiai padaryta. Ir tikrai verta ten pabūti. Tai vat. O dabar važiuojam namo. Šiek tiek susipažinom su Vieviu. Gal ir nedaug ko nepamatėm, nes Vievis nėra didelis miestas, bet kiek čia pabuvom, tai man visai jis patiko. Nepatiko ta dalis, kur arti autostrados, nes pastoviai ūžė mašinos, bet kai nueini prie ežero, tai gaunasi šiek tiek nusileidi nuo kalniuko tokio. Tai tenais tada tas kalniukas užstoja triukšmą ir ten ramu, visai faina. Tai vasarą ten, šiaip tikrai turėtų būti labai smagi vieta, nes ilga pakrantė, sutvarkyta aplinkui, gražu, paplūdimiukas, tiltukų yra, vienas gal toks normalesnis, kiti mažiukai. Tai va, šiaip visai nieko. Galvojau, prieš važiuodamas, kad čia, mažiau kažkaip
įdomu bus, bet tas, būtent ta pakrantė, tas ežeras labai viską pataisė. Bet ta pakrantė įdomi, ne smėlis, o žolė. Nu, jo, irgi kas šiek tiek neįprasta, tai didžiąją dalimi tos pakrantės nepaplūdimio smėliukas, kaip būtų įprasta, bet tiesiog žolė iki vandens, bet nupjauta, viskas tvarkoj, ten neapaugę, neapžėlė, vasarą maudytis labai puikiai tinka. Tai vat. Ir pastatai keista, kažkokie gyvenamieji, man kitokie neįprastai. Nu, kažką savotiško savo turi. Tai jo. Tai viskas, gerai. Keliauju namo. Dabar jau miestelius gal žiūrėsim jau tikrai kitais metais. Negali žinot, geras oras šį rudenį. Nu gerai, pažiūrėsim. Neprisikalbė? Ne, tai aš nenoriu prisikalbėti. Tai viskas tvarkoja. Gerai, keliaujam namo. Keliaujam.